Vilniaus kolegijos sporto salė, Futsal Top Sport A lygos 16 turas susitinka Vilniaus VGTU Vilkai ir Gargždų Pramogos geriausio 2024 metų Lietuvos futsal futbolininkų. Bet dėl geresnio tarpusavio rungtynių santykio, pirmasis smūgis, Denisas Matykinas ir čia jau klaidelė Justino Lesicko. Tarp kojų praleidžia kamuolį ir sužaidus 2 minutės veržiasi į priekį. Ir šį kartą Denisui Matykinui nepavyksta pramušti Justino. Atduoda kamuolį Žymantas Butkus Justinui Lesickui. Geras perdavimas ir geras perdavimas neprapuola. Donatas Stankevičius, bandydamas nutraukti varžovo perdavimą, pasiunčia kamuolį į savus vartus. 1-1. Stankevičius. Lukas Tatarūnas, smūgis į vartus, spėjo. Deividas Reimaris, 20 įvarčių autorius. O čia Aurimas Pukevičius, įvarčius pasižymėjęs. 29 numeris, Lukas Tatarūnas ir į viršutinį kairį nuo vartininko kampą skrieja kamuolys. 2-1 į priekį veržiasi VGTU Vilkai. Šį sezoną Futsal Top Sport A lygoje klysta Martynas Valukonis. Bet nėra per daug. Žaisdavo dabar Lukas Tatarūnas, buvo tušti vartai. Ignas Špakauskas ir nėra Denisas Matykinas. O visgi pasirodo žaidimas ranka. Taip, pražanga 2 kartus. Tai kągi, Martynas Valukonis, Žymantas Riauka ir be jokių šansų Martynas Valukonis. 3-1. Štai toks pirmas kėlinys. Na, reikia, pažiūrėsime. Ar tai padės? Ir bravo Justinui Lesickui. Gargždų Pramogų futbolininkai. Čia galima bausti ir baudžia. Ir baudžia Jonas Lebedevas su Luku Tatarūnu. Baudžia už riziką Gargždų Pramogas. Ir Algimantas Pačianskis. Neblogas smūgis. Lukas. Ne pats geriausias signalas VGTU Vilkams. O antra pozicija, ar tai būtų Jonavos Vikingai, ar Vilkaviškio Bruklinas, ar... Geras perdavimas ir geras bandymas. Vėl 5 aikštės žaidėjais rungtyniauja gargždiškiai. Ir bravo, Justinas Lesickas. Klaida. Ir kągi pamatysim 5-ąjį įvartį. Lukas Tatarūnas, bravo. 5-1 iš savo aikštės pusės. Na, rizikingas žaidimas su... Neleidžia. Klaida. Na. Klaida ir bravo, Genaras Samsonik. Nesiška į kairę. Tai jau Genaras Samsonik bandė... Įvartis. Taip, įvartis. Dairosi vienas į kitą. Mantas Leonavičius, Aurimas Pukevičius, 5-2. 100 dar Pramogos. Kokia klaida ir Mantas Leonavičius, taip, muša įvartį. 6-2. 6-2 ir jeigu buvo sužybęs vilties spintulėlis. 6-2, puikia pergalė iškovoja VGTU Vilkai. Aidė plojimai Vilniaus kolegijos sporto salėje. Skamba ir finalinė rungtynių sirena. Rimas šiandien ne tik buvo VGTU Vilkų treneris, bet ir žaidėjas, toks žaidžiantis treneris. Ir Marijau, pirma pergalė kaip žaidžiančio trenerio šį sezoną turime. Kaip treneris buvo laimėta, kaip konsultantas iš tribūnų buvo laimėjęs, o dabar kaip žaidėjas treniruojantis komandą irgi laimėjai. 6-2 prieš Gargždų Pramogas, labai solidu. Kokios paties mintis? Nu, gerai, kad visuose amplua esu laimėjęs šiemet, tik nežinau, ar laimėjau ant suoliuko sėdėdamas. Pasitikrins. Pats dabar nebežinau, bet man atrodo, laimėjom prieš kažką, tai visuose amplua laimėjau, tai nors aukštos vietos, jeigu ir neužimėm, bet bent kur kažkokius įvykdėm, tuos KPI-sus. Ar nebuvo pačiam sunku judėti aikštėje su jaunimu? Nu, galvoju, kad bus sunku, nes atėjau grindys dar išplovau prieš čia, nes buvo čia, nežinau, kas čia buvo. Ir jau pradėjau visus galinius tempt, per apšilimą tempė, bet po to kažkaip pramušė. Tai.
6-2 prieš Gargždų Pramogas. Po to, kai trečią minutę prasileidžia įvartį, 0-1 atrodo, kaip ir nelabai daug čia tų šansų yra. Tai kas nutiko? Kodėl šiandien tokie VGTU Vilkai buvo kaip velniai? Kad svarbu turbūt kovojam ir nenusileidom iki galo. Nesubirėjom. O ką įmuš, tam futzalį vis tiek turi vieną ir kitą momentą, tai savo ten, ką turėjom, įmušėm. Galbūt ir dar galėjom, bet galėjom ir praleisti. Svarbu, kad nenuleidom rankų, nors kai kurie žaidėjai sako, netikėjom, kad laimėsim, bet bent jau aš asmeniškai tikėjau, kad galim nepralaimėti. Tai turbūt tas ir padėjo. 4 pergalė, 12 taškų ir dabar 7 vieta. Iš 7 vietos jau žaistumėte ne su Kauno Žalgiriu atkrintamosiose, bet su Vikingais, Bruklinu arba ta pačia Gargždų Pramogų komanda. Geresnė žinia? Kaip, aišku geresnis, su Žalgiriu vis tiek ten toks pratęsė 2 savaitėm tą čempionatą, bet tas pratęsimas skaudus būna. Nenoriu nuvertinti ir kitų komandų, bet manau su jom ne taip skaudu gali būti, ten gali biškį taip linksmiau pasigapoti, tokių emocijų daugiau, tai bent jau kažkokia kova geresnė ir žiūrovai išvystų ir mums patiems įdomiau būtų turbūt. Vis tiek, panašu, kad teks pratęsti sezoną, tai kaip dabar su komandos sudėtimi? Ar pačiam teks ir toliau su žaidėjo apranga daugiau judėti, ar visgi Jurgis Tankievičius, Danielius Zybartas, ko dar čia trūko pas jūs, kas dar gali papildyti? Tai jie išvažiavę grįž, bet mano forma irgi kyla, tai reiks mane nukonkuruoti dabar po pergalės tokios. O šiaip tai jie grįž, šitie du, jie senai buvo suplanavę kelionę, tai čia dar kai neplanavo futzalo karjeros, tai tada gal kažkokią rotaciją turėsim tokią normalesnę, gal galėsiu pasėdėti ant suolo. Ar norėsi? Kaip, jeigu bus žaidėjų, tai gal nėra čia ko veržtis, jeigu žaidžia, tam, kam priklauso. Paskutinis mačas reguliariame sezone su Kauno Žalgiriu. Čia labiau formalumas jums, ar su kokiom mintim tenais tą vasario 9 į Kauną keliaus? Kažkas Rūbinį sako, nebloga treniruotė gal bus. Aišku, jeigu pakovosim, jeigu ten, kai būna kartais išeinam pralaimėję paskutiniu metu su Žalgiriu, daug primušdavo, nes tokie, nuleidę rankas išeidom, tai tada nelabai treniruotė panašu. Treniruotėse atliekam to stovelio vaidmenį, tai gal dabar būtų kaip treniruotė, bet atlikti kažkokio, bent jau kur būna tie pasyviai priešinasi ir kaip, o ne kugelis pabūtų. Palinkėsime ir pačiam žengti į aikštę, parodyti, kaip reikia priešintis ne pasyviai, o aktyviai ir sveikinam su pergalė. Jeigu kas liečia mane, tai galiu ir nespėti ant kokio Brazilo pagauti, gal geriau neįsiu, jeigu bus galimybė. O žiūrėsim, kada čia, 8 dieną ar 9? 9. Šiandien Gargždų Pramogos nebejoju atvyko į Vilnių ne tam, kad pabūtų VGTU Vilkų šešėlyje, bet taip gavosi, kad VGTU Vilkai matyt sužaidė geriausias sezono rungtynes, iškovojo pergalę 6-2. Tai Tadai, kas nutiko šiandien paties manimu su Gargždų Pramogų komanda, ko šiandien trūko? Visų pirma, trūko žaidėjų kelių, kur neturėjom, tai kad turėjom savo lyderio Reimario, Paulio Lotužio, Lukošiaus, tai jų vietą reikėjo kažką pakeisti. Ta, ką keitėm, buvo lyg tai dirbom visą savaitę, planas buvo tikrai netoks, bet niekas nesigavo šiandien ir pasakoju turim tokį rezultatą. Tai mėginsim dabar reabilituotis, lengviau nebus nieks, laukia Kauno Žalgiris kitas atgalį, tai ruošiamės, dirbam ir stengsimės tikrai, kad būtų geriau negu kad šiandien. Stengsimės užmiršti šiandienos rungtynės ir koncentruosimės toliau čempionatą. Deividas Reimaris be abejo labai svarbus žaidėjas, bet kai jau trečią minutę pelnėt įvartį, atrodė, kad gal ir be jo galite susidoroti su varžovais. Pati pradžia nieko blogo nežadėjo, visai greitas įvartis, ten, jeigu neklystų 2 ar 3 minutę, 1-0, atrodė viskas gerai, tiesiog kelios atakos Vilkams pasisekė, įmušė kelis įvarčius iš žaidimo ir patikėjo, sparnai pakilo ir tikrai neblogas rungtynės sužaidė šiandien Vilkai, kad ir sekėsi ir vartininkas jų šiandien žibėjo, tikrai tai buvo sunku, o sugrįžti prie antrą kėlinį 4-1, įvarčio nepasiekėm greito, 5 išėjom, nesigavo, niekas ką 5 darėm ir dar plus 5 kelis įvarčius prasileidom, tai tikrai buvo sunku, o 5 dirbom, irgi viskas gavos, dabar reikės rungtynės analizuoti, karpyti, 4-dienis video peržiūra, analizuojam klaidas ir ruošiamės Kauno Žalgiriui.
Kauno Žalgiris bus prieš paskutinis varžovas reguliariame sezone, pabaiga su Jonavos Vikingais, kurie šiuo metu antroje vietoje. Aš manau, kad Gargždų Pramogos taip pat taikėsi į tą antrą vietą, bet dabar jau šansai šiek tiek mažesni laimėti tas lenktynės. Dabar reikės jau kibti į atlapus Kauno Žalgirį ir Jonavą, jeigu norim antrą vietą, tai reikės tikrai labai rimtai ruoštis. Jeigu nebus antros, tarkim, kad ir ketvirta, ar labai keičia planus? Aišku, visą laiką norisi, kad komanda būtų kuo aukščiau, kuo aukštesnė vieta užimtų, tai mes dabar negalvojam apie kitas, tik tai norim 2 pergalių ir stengsime jom ruoštis.